Labas visiems. Pas mane akumuliatorių įkroviklis kartu su žvedimo funkcija. Toksai didelis su ratukais. Čia jau. Jis aišku, čia purvinas dulkinas. Tai 20 galima 24 voltų automobiliams ir persistato dar ant 12 voltų akumuliatoriams. Tas pliusiniai arba čia persistato. Standartiniai tokie. Tai čia jau starter 640 kaip ir pavadinimas. Ir ten funkcijos čia dar koks tai laikmatis. Tokio aš ir nečiupinėjęs, bet čia principai nieko blatno neturėtų būti. Kai visada saugiklis originalai nudega, paskui jau eina į darbą vėlus. Taip, vien žodžiu, kas čia dar, čia laidam susidėti toks, kaip ir stalčiukas. Šitas laidas jau irgi turbūt tuoj atgyvens. Vienu žodžiu, kas neveikia, kaip jokių lyg ir gyvybės ženklų nerodė, bet aš kaip jį jau buvau pabandęs įsijungti į tinklą. Dar šakutė čia, sakau, žiūrėjau, dar laidai kaip ir geri, bet reikės čia patvarkyti. Tai buvau įsijungęs ir man čia įjungiau į krovimo padėtį. Tai jis biskį trumpai paburzgė ir man išmetė automatuką, paskui čia garaže ir aš tiek jį ir daugiau ir nečiupinėjau. Dabar ties ardysiu, nusimsiu čia, nežinau, kurį šoną, ar šitą, čia ant varžtelių. Ir mėgysim žiūrėti, kokia problema. Atsidariau dangtį, aš čia jį apsivaliau, užsipūčiau dulkes visas. Dangtį ėmiau iš nugaros, tai tą, kur su rankena, nusėmiau ratukus ir iš nugaros, tai čia geriau prieiti prie visų detalių. Taip, ir bevalydamas dulkes radau, tuoj pašviesiu, radau akivaizdu, kad čia tas laidas, jis ten prie to, ten tas pažaliavęs, jau nupuvęs, nusilankstęs matyt, nuo vibracijos ar nuo kažko. Tai jis ten turėtų būti. Tai šitą laidą pastebėjau, čia jis eina iš minusinis laidas per šuntą. Per šuntą eina. Ir per saugiklį paskui ir minusiniai jau ta krokodilas minusinis. O daugiau aš čia, dar mačiau, čia yra, jei pavyks parodyti, tai yra ten varža ir toks likutis mėlynos spalvos. Tai ten, spėju, buvo kažkoks kondensatorius, bet jau tik tai nuotrupa likus kažkokia ant vienos kojelės. Kažkoks likutis. Tai to nėra. Bet ten neturėtų būti kažkas kritiško.
ir daugiau kaip ir kažko labai įtartino, vizualiai nematyt. Bet tai tada klausimas, kodėl jis man išmetė automatą, jeigu buvo įjungęs į tinklą, į rozetę ir išmetė automatą, kai įjungiau krovimo poziciją. Dėl to laido neturėtų čia mest automatą. Gal jungiklyje koks pakaitęs, gal kontaktai. Nu, reiks tikrai dar nuosekliau. Tai kol kas pradiniai tokie požymiai. Išsiėmiau tą diodų tiltą. Nu tai išsiėmiau, nes jį šiaip reikėjo įsimti dėl to kondensatoriaus, kaip matom, nusprogusio. Čia vat jau likęs tas ant vienos kojelės likutis. Varža gera, pamatavau, varža gera. Čia net matosi biskį kaip sprogęs tas kondensatorius. Tai apjuodimai. Dabar, nu tai ką, aš čia dabar įsilituosiu kitą kondiką. Tokio čia buvo tas plokščias apvalus, tas toks keramikinis kondikas, bet tokio neturiu pas save, bet turiu plėvelinį. Tai 100 nanofaradų, 400 voltų. MKT čia tie tokie, jie tipo atsistatantys ten kažkaip tai, nu vienu žodžiu, tinka vietoje keramikinio, galima dėti ir šitą poliškumą, nu čia poliškumo jie neturi, tai ne elektrolitai, nesvarbu kaip kojelės dėti. Voltažas, kuo didesnis, tuo geriau. Šiaip nuo kokio 100 voltų, jeigu turit, galit pradėti. Mažesnių jau gali net laikyti. Ir nežinau, kadangi čia, aišku, nebuvo jokių, aišku, nei nominalų, nieko matyti. Tai šiek tiek googlinau, kokios talpos čia galima būtų įdėti. Nu, tai man ten išmetė, kad kaip ir pagal tą gamyklų, kur gamina tuos jau pagal tuos ten duomenis, optimaliausias, geriausias, kaip ir 100 nanofaradų talpos. Arba dar gali būti 220 nanofaradų, nu dar ir 470 gali būti. Bet kaip ir geriausias, tipo 100. Ko čia nefokusuoja. Nu gerai. Nu vienu žodžiu, tai va, tokį radau pas save. Nes tų apvalių tai turiu, bet net tokios talpos neturėjau. Nu vienu žodžiu, ir voltažas man netiko. Tai va, tai dabar nu kadangi čia aišku jisai iš donorų išimtas, tai man, tarkim, kad prilituot prie tų kraštinių, tai jau neužteks kojelių, bet aš tada, kadangi likę senosios kojelės to kondensatoriaus, tai tą atplaišą nukirpsiu ir prisilituosiu prie tų senų kojelių. Tai kaip ir bus gerai. Va, tai dabar, nu tai jeigu diodus tuos tikrinti, jeigu ne, tai čia toks kaip ir pusiau juos patikrysim iš principo, nes pilnai jų patikryti neina, nes jie po 4 lygiagrečiai sujungti. 1, 2, 3, 4.
ir jie tenai visi vieną tašką irgi sujungti ir čia ant vienos blėtos. Tai kaip lygiai gretus jungimas, nu ir tas pats šitie, kitoj pusėje vėl tas pats, va taip. 1, 2, 3, 4, 4, po 4 lygiai grečiai, nu vienu žodžiu. Tai mes tik tai galim patikrinti kaip grupės, tarkim. Tai jeigu čia dabar šitą grupę, nes čia jau išėjimai, plokštelės, čia skaitosi jau pliusas, nu taip ir pažymėjau, tada aš čia pasižymėjau, čia minusas. O čia jau ateina kintama į šitos du. Tai jeigu tarkim dabar ties, taip, čia minusinį dėdam, čia matosi. Tai va, tai rodo kaip ir kritimas normalus, ant sekančio dedu. Irgi normalus kritimas. Dabar keičiu polius. Tai šitaip, nu tai čia rodo dabar irgi 1,3 voltų, bet tai vat už tai ir mums neina taip, kaip sakyt, nes čia dar ta varža, nu tai ir tokį rodmenį rodo, vat keista, nu turėtų kaip ir į nulius rodyti, ne, į tą kitą pusę, bet čia rodo tokį vat skaičių, tai, nu, vis taip normalu kaip ir. Gerai, dabar tarkim kita pusė. Čia bus, tarkim, nu, kita. Taip, čia į šitą pusę irgi tą rodo tą didesnį skaičių. Ir dabar keičiu. Čia taip, normalus kritimas. Ant sekančio irgi normalus kritimas. Dabar jeigu jau grinai tarp pliuso ir minuso irgi kritimas, jeigu keičiu, irgi tas gaunasi 1,1 volto, ten tas jau skaičius. Tai kaip ir turėtų būti viskas gerai, nu ta prasme skambėt neskamba, diodai nepramušti reiškiasi. O jeigu, tarkim, būtų diodas kažkuris, tai, nu, nesvarbu, iš šitų vat 4, kažkuris vienas būtų, jeigu nudegęs, ne kiaurai pramuštas, o tiesiog nutrūkus grandinį, tai, aišku, to mes ir nepatikrysim, nes jie visi lygiai grečiai sujungti, tiek čia. Aišku, būtų galima ardyti, ten nukirpt, tarkim, vieną kojelę iš bendro to, bet to aš nedarysiu, nes čia taip sumontuota, nu, gamykliškai taip padaryta, jie visi vieną krūvą prisekti tai kontaktinę svarkę, karpyt ir vėl lituot, tai tikrai aš čia taip neužsimsiu. Jeigu jau būtų kiaurai, paprastai juos pramuša kiaurai, tai, bet skambėt neskamba, nes čia galingi diodai. Požymių akivaizdžių irgi, kad kažkokių padegimų, pakeitimų, spalvos pakitimų nesimato, nei čia, nei ten, nei kažkokių pasilydžiusių nesimato, o ardyt neapsėjimu, nes dažniausiai čia tos va tie balti keramikiniai, tarpiniais tos keramikiniai šaibus, būna dažnai, kad jos sutrūksta ir vėl arba veržiant vėl atgal sutrūks, arba kartais išimant jau jos pabyra. O karpytų irgi nekarpysiu, nes paskui ten litavimas, jeigu kais diodų tiltas, gali ir atsikaityt. Vien žodžiu, šito tokio didelio neapsimsiu darbo, nes jie šiaip turėtų būti geri, nes jeigu kiekvieną atskirai tikri, tai reikia tada juos kiekvieną atsijungti, tada jau į
būtų viskas aišku, bet šiaip tikimybė, kad tas diodų tiltas yra kaip ir sveikas, tik tai čia tą kondiką nušovė. Tas kondikas dabar reikalingas, jis toks kaip sugertukas, sugeria ten tuos šuoliukus, tarkim, transformatorius galingas, ten prijungimo, atjungimo metu būna pakibirkščiuoja, būna kažkokie šuoliukai, tai va tas kondensatorius sugeria tuos visus tokius šuoliukus, tuos splieskus, kaip sako, ir apsaugo šiek tiek diodų tiltą. Va, o kodėl šitas nušovė, nežinau, kokie parametrai jau buvo, kaip jis ten, kokie galingumai, gal net laikė kažkokio didesnio šuoliuko, ypač jeigu perjungiam į užkūrimo, tą užvedimo poziciją, ten eina labai galingos srovės, galingi impulsai gaunasi kartais ten, kaip tas sinusoidė. Aš čia dabar labai ir pats ten gal ir net nemokėsiu ir paaiškyti, ir pats taip biskį man ten apie tuos sudėtingai suprantu, aš ten biskį taip. Tai, bet šitas kondikas turi būti toks kaip apsauginis, jisai toks kaip. O varža, kad išjungus tą kondiką iškrauna, kaip sakyt, kad neliktų joje srovės ten įtampos. Tai varža pamatavo, viskas su jie gerai, o kondikas nusprogęs. Vienu žodžiu, dabar ką, aš pasiruošiu, diodų tiltas kaip ir geras, tikimybė tokia, kad jis geras, kiaurai nepramuštas, visa kita neaišku, jeigu koks ir nudegęs, bet tada, tada aišku, jeigu vienas jau, tarkim, neveiktų, tai tenka krūvis didesnis šitiems. Tai čia, tarkim, būtų kaitimas didesnis, čia mažiau kaistų gal, bet tai čia jau tokie eksperimentavimai. Gerai, įsilituoju kondensatorių ir čia, o dabar dar tas laidas, tai irgi, o tas laidas nupuvęs ar nudegęs iš čia, tai žaliaukiai, tai aišku, kažkokia buvo irgi oksidacija, bet pati klema irgi patamsėjus, tokia pajudavus, tai spėju, net nespėju, nes ir ant laido buvo čia tas izoliacija, tai jau kaip guminiai šiaip yra, bet čia jinai tokia kieta, irgi kaitimo buvę. Tai ar irgi čia, kadangi didelės srovės, tai gal nuo tos srovės apkrovos kaito, gal pats kontaktas buvo prastokas ir kaito, tai irgi gali būti, net mesčiau tų variantų. Pats laidas čia tipo rašo 8 kvadratų. Tai gal ir 8, nežinau, kiek iš čia turi, gal kokie 8 ir bus. Dabar taip. Ką aš taip pamaščiau, ten atstumas, jau man šito ilgio, aišku, kad patrumpyti, uždėti naują klemą neužtenka, nes ten tik buvo, bet aš galvoju, gal dėti, turiu tokio irgi čia monolitas, storas, čia jau tas diametras, jeigu pamatuosiu. Nežinau, čia matysis per kamerą. 4 ir 3 berods. 4. 4 ir 3. Jo. Tai jis turėtų būti čia dabar kokia ta jo kvadratūra. Grubiai, tai čia gal, tuoj pažiūrėsiu gal. Čia jeigu pavyks parodyti, aš čia tokią pagal šitą lentelę maždaug orientuojusi, tai čia gal nėra taip tikslu, bet
bet, orientuotis galima. Tai laidininko storis skersmuo pas mane buvo, kiek aš sakiau, 4,3. Tai čia tokio kaip ir nėra. Būtent tokio, ne? Bet artimiausios, jeigu 4,3, čia 4,5, jeigu tai rodo, kad 16 kvadratų laidas, arba jeigu čia plonesnis 3,5, apie 10 kvadratų. Tai manau tas 4,3 ten tai bus kokia, tarkim, imam kokia 13 kvadratų, ne, tas laidas. Tai turi, o tas rašo 8 kvadratų, tai šitas 8, o šitas pas mane bus apie 13, ne, tai turėtų būti su, kaip sakyt, per akis. Tai čia ta tokia mano, šitokia lentelė radęs internete, tai aš pagal ją daugmaž taip kartais prireikia, naudojuosi. Gerai. Bent jau orientuojuosi pagal ją. Tai skaitau, kad šito laido turi užtekt. Tai man, dėl ko aš įdėsiu, ten gal tas lankstus būtų geriau dėl vibracijų, bet ten atstumas nedidelis, nežinau, bandysiu šitą. Bandysiu dėti ir tiesiog, tai nereiks tų klemų užspaudinėti ten ir panašiai. Tiesiog iš jo jau pačio išriesiu tą rinkutę ir varžtu jisai prisiverš. Tai man taip gal toks vaizdas bus, kad aš taip galvoju, kad patikimesnis kontaktas, nes čia per tą užspaudimą, būtų galima tada užspausti ir dar papildomai prilituoti dėl kontakto patikimumo, bet kai lituoji, čia pribėga to cino į laidą, ta vieta būna kieta ir ten vėl greit nusilanksto, tai praktiškai gal šitą monolitą dėti ir bus gal ir patikimiau, gal aš taip manau. Bandysiu šito gal padaryti. Jei nesigaus, tai turiu 16 kvadratų laido gabaliuką, tai tada jau ant to bandysiu. Gerai, tai kol kas čia mano tokie pasvarstymai. Dedu tą kondiką, prilituoju, gaminu laidą ir turbūt dėsiu atgal ir kažką žiūrėsim tada. Taip, tveriu atgal viską. Jau praktiškai ir čia beveik viskas sudėta. Ne beveik, o kas liečia vidų, tai sudėtas. Prisukau jau tuos diodus, čia ta kondensatorius įlituotas, viskas, visi varžtai priveršti. Tas mano menas, tas jau monolitinis laidas, tai čia šiek tiek dariau tokia kaip rinkę, tai atitaikyti skylės lengviau ir plus toks gal kaip jie vibracija, tai gal toks kompensacinis šiek tiek bus ta rinkiai. Prisisuko viskas čia dabar drūčiai ir tvirtai. Ką reikėjo daryti, tai čia turėtų matytis, tai čia tekstolito tokia kaladukė padariau ir ant jojo šuntą prisukau. Tai jis, nes kadangi čia kaip buvo, tai buvo šitas galas kaip ore kabojo, tik laikė ant to šunto drato, kaip sakyt. Tai da, kol tas lankstus laidas buvo, tai lankstus, o dabar kai kietas, tai kad būtų čia viskas tvirta, nelankstytų, nenulaužtų, tai viskas tai padaryta.
Nu tai varžtus ilgesnius biskį įdėjau, aišku, nes jau tekstolito storis čia 8 mm storis, tai biskį reikia keisti. Nu, vien žodžiu. Taip, čia irgi, nesimato gal. Va, čia irgi padaryta. Tekstolito padariau tą tokį, nu, kur saugiklis, tą vietą. Nes ten tie originalūs plasmasiukai tai sutrūkė, sulūžė, ten vieno ir nebuvo jau. Tai padariau irgi ant tekstolito, tiek šitoj pusėj ir tiek šitoj pusėj. Tai dar šiek tiek biskį gal čia špilkutės, tai jau dabar, kai viskas jau sudėta, žinau ilgį, tai patrumpysiu ašiesias. Taip, saugiklį kombinavau iš 2,5 kvadratų monolitinių varinių laidų. Tai jeigu, nu aš ten pasigūglinau irgi, nes čia, kiek čia rašo, saugiklis 2x100 amperų, tai saugiklis 200 amperų turi, nu, atlaikyti turi. Tai pasigūglinau, tai jeigu varis, tai 2,5 kvadrato storis. Tai, nu, da čia porą išraičiau atsarginių, nes vis tiek žmonės dės tą vielą. Va, tai tik tai dar čia papildomai, vat matosi, tai paėmiau tiesiog su rėplėm ir įžnybau. Įžnybau, kad būtų ta tokia kaip silpnoji vieta, kad jau, sakykime, greičiau nudegtų ta vieta. Nes varis, nu, jis lydosi, tai turi įkaist visas iki raudonumo, tai ta, nu, vien žodžiu, tą silpną vietą tokią sukombinavau, tai nežinau, čia jau aš čia gal pats savo jau nusižengiu, tai dėl tų saugiklių, bet, nu, aš sakau, bus vis tiek, bus kažkada viela. Tai geriau jau tą optimalų ir saugesnį variantą pasirinkti iš vielos jau, kaip sakant. Va, tai kas čia dar, nu tai ką aš, sena čia likučiai, sena šakutė, nauja šakutė uždėta. Jau kištukas tas, čia tos visos senos špilkutės su tom plasmasėm, jos jau aišku per trumpos, kadangi tekstolitas storas. Tai viską pakeičiau. Dabar čia su tais jungikliais, aš juos nu jie buvo tokie, perėjau visas jungtis, varžtus šitos jau, kaip sakyti. Nu visi tokie buvo, nu viskį atsileidę. Tai perveržiau ir tos jau, nu fiškėm vadinu aš, tos fiškutės tie. Irgi buvo taip pat, klibėjau jie tokie, kai ne visi, bet kai kurie taip pat tą laisvumą ant pačio kontakto turėjau. Tai irgi biskį visus perspaudžiau, užmoviau, dabar kaip ir viskas drūtai. Kontaktas lyg ir geras. Va, o daugiau lyg tai kaip ir viskas. O man saugiklį, tai nežinau, aš taip spėju dabar, kad saugiklį mėtė gal dėl to ir kad nebuvo to kondensatoriaus, kaip sakau, sugertukas. Ir plus aš ant kaip sakyti, transformatorius galingas čia, aš ant tuščio įjungiau be apkrovos ir jis ten greičiausiai, nu tas toks didelis gal šuolis buvo ir tas mano automatas C16, tai nėra labai baikštus, bet matyt neatlaikė tokio gal pradinio impulso, ar kaip čia pavadyti. Nu, vienu žodžiu. Taip, tai dabar kaip ir viskas
Pereitą suveržtą jau taip nuo dūšios, čia tuos suvaržiau. Turėtų būti gal viskas gerai, bandysiu kažką kokią tai jungt, apkrovą kokią dėti ir pažiūrėti čia, ką darys. Nu ką, viską sutvėriau, kaip sakyt, surinkau. Pastačiau jau į jau tą darbinę padėtį, dabar taip, pajungiau pradžią 12 voltų liniją, pajungiau šiokią tokią apkrovą, kažkada laikinai dariau, bet kas laikinai, tas amžina, ne, kaip sako. Pajungiau, dabar čia tik 3 spyruoklės užjungiau, tai čia, nežinau, prie 24 voltų, tai maždaug 15 amperų kažkur tai šitą jau nichromo viela ta apkrova. Ir pasijungiau multimetrą, kad pažiūrėti įtampą. tą multimetrą gal pabandysiu kažkur gal čia užsidėti, gal jis čia man nenusiris. Nu, gal laikysis. Taip, įsijungiam multimetrą, DC. Ir, nu ką. Taip, dabar čia kūrimas, čia krovimas. Į rozetę jau įjungęs. Taip, pirmiausia jungiam krovimo. Tai kol dabar ties, šitoj padėty jisai įjungiam, bet dar jis neveikia. Tik tai įjungus jau krovimo padėtį kažkuria ten 1, 2, 3 ir taip toliau, tada jis pradeda veikti. Nu tai pirmą, įjungiam pirmą ir kas čia bus. Va, jisai pradėjo burkst, aš jau girdžiu. 9,27 voltų, 9,3 beveik. Ką ampermetras rodo, ampermetras irgi rodo apkrovėlę. Kažkur tai ten tų, čia rodo kokį, ką žinau, kiek čia gali būti, kokį 7 gal šitie amperai, grubiai. Nes, ten 15, bet kadangi ant 12 linijos, tai mažiau. Taip, gerai, veikia, krauna, tipo veikia. Dabar jeigu padėtis pajunginėjam, 2, 3, dabar jeigu jungiu, tai voltai šiek tiek po nedaug, bet kyla. Kita padėtis irgi šiek tiek kyla, ne po nedaug, bet jie pakyla. Čia tas krovimo stiprumas, kaip čia pavadyti, amperai bus, aišku, tie patys, nes apkrova nesikeičia. Taip, dabar jeigu ant šitos padėties jau čia skaitosi tas timeris, laikrodis, teisinga indikacija irgi žiba. Dabar šita padėtis, dabar jis išsijungia jau, indikacija dega, bet jis neburzgia, nekrauna. Tai šita 4, 5 ir 6 padėtis, kur ir parodyta laikrodukas, tas timeris, tai šitos padėtys veikia tik su tuo laikrodžiu. Ten kiek te jau pastatysit laikrodį, tiek laiko tą ir kraus. Va, tiksi, vėl atsirado voltai. Laikrodukas tiksi. Ir toliau sekančią padėtį, jeigu voltai jau irgi didėja biskį, dar paskutinė padėtis jau 10 su biskiu volto. Vienu žodžiu, viskas dirba. Laikrodis dabar, tarkim, baigėsi laikas. Ir va, matot, ir 0 iš karto išsijungia. Čia toks kaip, nežinau, saugus krovimas, gal ant kiek laiko statyti. Tai dabar šitos padėtys neveikia su laikrodžiu,
šitą be laikrodžių. Tai jeigu grąžinam į šitą, vėl pradės kraut. Nu, va, vėl voltažas ir taip toliau. Nu ir išjungiam. Nu, viskas dirba, viskas veikia, tai ką žinau. Nu, gerai. Persuku ant 24 voltų padėties. Pliusinę tą jau klemą. O, neišsijungiau, neatsargiai dirbu. Taip, 24 voltų. Ir, nu, vėl dabar, tarkim, vėl, ne, įsijungiu krovimo padėtį ir jungiu pirmą šitą. Va. Jau, nu, tai aišku, jau voltai didesni, nes 24 voltų linija jau amperai, va, irgi šiek tiek jau daugiau rodo, jau virš 10 amperų. Mano nichromo viela jau raudonuoja. Viskas gerai. Nu, tiesiog, va, toliau ir jungiu irgi. Sekanti padėtis. Dar sekanti. Dabar bus jau laikrodis. Tai jungiu laikrodį, tarkim, ir toliau. Nu ir paskutinė padėtis. 20,4 beveik voltų. Krovimas vyksta, va, viela dar labiau mano paraudo. Ir ampermetras irgi veikia, viskas dirba. Laikrodis baigsis. Ir dingsta krovimas. Toliau, nu ir taip toliau, kaip sakant. Grąžinu vėl į tą kitą. Vėl jisai krauna. Ir dirba. Все, ant nulio. Šita padėtis ant nulio nekrauna. Nesvarbu, kad čia įjungta ant krovimo, bet čia neįjungta ir nekrauna. Taip, tai dabar, nežinau, čia ta starto funkcija. Nu, pabandom, tai ką dabar jau čia. Dabar su apkrova turėtų, gal čia man neišmestų automatų. Gerai, jungiu. O, čyzės kaip įkaito. Ups, jau mano. Čia išlinko viela, prisilietė prie medžio ir biskį rūkt ugniukiai pradėjo. Gerai, užgeso. Dirba, nespėjau čia sužiūrėti, kas čia kur, kiek čia tų amperų, bet dirba. Ilgai, kaip sakyt, ne, čia negali žaisti, nes čia dideliai srovės ir visa kita. Nu ką, viskas kaip ir veikia. Pajunginėjom, patikrinom, viskas veikia. Nežinau, kaip su akumuliatorium, ten, aišku, bus kitokie rodmenys, tai čia tik tai apkrova tokia vat primityvi. Ir kaip ir viskas veikia, galima grąžinti. Galima grąžinti tą pakrovėją. Nu va, tas saugikliai čia tie visi. Nu, nežinau, sakau dėl saugiklio, nu tiesiog optimaliausiai, jau saugiausią variantą tiesiog padariau. Va, dabar, ką žinau, nu kaip ir viskas turbūt jau čia bus. Galima grąžinti. Na ir pabaigai gal noriu paminėti dar tokį dalyką.
Tarkim, kad, kai kuriem kyla klausimų. Aš dabar įjungiu, čia ant 12 voltų linijos užstatyta. Tarkim, įjungiu pirmą padėtis krovimo, ne? Ir matom tik tai ten 9,5 voltų panašiai. Ir kai kuriem kyla klausimas, tai kad čia 12 voltų akumuliatoriui tik tokia įtampa mažiukė, tai ką jis čia pakraus. Tai viskas čia gerai. Dabar, nes akumuliatorius, tarkim, yra, taip pavadinkim, kaip didelis kondensatorius. O kaip žinom, kondensatorių prijungus prie diodo tiltų visada pakyla įtampa. Tai jeigu aš čia dabar imituoju, pajungiau kondensatorių ir imituoju kaip akumuliatorius tipo, ne? Čia priliesiu dabar prie minuso ir žiūrim, kaip pasikeis voltai. Tai dabar priliečiu. Ir iš karto voltai jau pakilo. Ten perjungčiau kitą padėtį, dar daugiau pakiltų. Tai nesibaiminkit, kad čia jau per maža įtampa ir neužteks pakraut. Užteks pakraut, netgi kaip tik paskui su tokiais krovikliais, kurie neturi jokio ten apribojimų ir stabilizavimo ir panašiai ir taip toliau, tai netgi reikia paskui tiesiog nepalikti be priežiūros akumuliatoriaus ir stebėti, kad voltai nepakiltų daugiau negu reikia. Tai 12 voltų akumuliatoriui, tai ta tokia riba standartinė 14,4 voltų, jau paskui jeigu kyla aukštyn, reikia atjungti, nes bus perkraunamas akumuliatorius. Tai ir aiškesnė demonstracija, jeigu tai dar čia savo tokį pusgyvį turiu, ten jau irgi galima pademonstruoti. Dabar rodo pačio akumuliatoriaus įtampą, dar kroviklis neįjungtas, tai jeigu dabar aš jį įjungsiu ant irgi pirma, antra, ten tarkim dabar ant pirmos įjungsiu ir kaip iš karto voltažas bus koksai, ne? Jungiu. Ir iš karto net jau 15 net, jau kas jau yra per daug akumuliatoriui. Jau reiktų atjungti, tarkim, krovimo pabaiga jau seniausiai. Tai dabar, tarkim, jeigu dar ant antros padėties perjungsiu, tai ir dar kyla trečia padėtis, jeigu dar daugiau kyla, jau čia dabar akumuliatoriui jau yra nesveika ir jis yra perkraunamas. Tai visą laiką sakau, išjungiau. Nesibaiminkit, kad jau čia tokia nedidelė įtampa ir nepakraus akumuliatoriaus. Viskas ten bus gerai. Reikia su tokiais įkrovikliais, tai reikia stebėti, kaip sakyti, voltažą, kai akumuliatorius įsikraudinėja, palaipsniui kyla voltai ir reiks tiesiog stebėti jau paskui, kad neperviršytų ten tą 14,4. Tai 12 voltų akumuliatoriui 24, ten daugiau. Vienu žodžiu, viskas su tais voltais gerai ir taip turi būti. Tai turbūt tie gal daugiau kaip ir nėra ką. Ir sakau, iki kitų pasikrapštymų ir kitų remončiukų kažkokių.